gyvos pasakos. Sveiki, sveikutėliai vaikai ir jų tėveliai, su jumis gyvos pasakos ir aš, mama piratė. Šį kartą paskaitysiu pasaką apie karalaitę, kuriai teko miegoti ant žirnio. Jaunas karalaitis iš ilgos kelionės grįžo namo į gimtąją pilį. Jis ilgai klajojo po gretimas karalystės, mat jo tėvai, karalius ir karalienė, tikėjosi, kad jis ras savo žmoną. Tačiau ne viena karalaitė, su kuria susipažino, netiko jaunikaičiui į žmonas. Pilyje sūnų sutiko karalius ir karalienė ir nors nerado sužadėtinės, tėvai džiaugiasi po ilgų klejonių vėl sutikę savo sūnų gyvą ir sveiką. Širdingai glaudė, meiliai kalbėjosi ir buvo nepaprastai pasiilgę. Tačiau karalaitis atrodė labai liūdnas ir netgi buvo pamiršęs savo žirgą. Tik tūnojo kambarį, liūdnai grojo ir mąstė. Sūnaus nuotaika motinui ir tėvui, karaliui ir karalieniai kėlė daug nerimo. Karalaitis dažnai jiems pasakodavo apie visas istorijas, apie visokiausius nuotykius, kuriuos patyrė kitose šalyse. Ir vis užsimindavo, kad ne viena karalaitė, ne viena baronaitė, ne viena kunigaikštytė jam iš žmonos netiko. Ne viena nebuvo nei graži, nei tokia išmintinga, kad norėtų ją gauti žmonas. Visos turėjo arba vieną, arba kitą savybę. Sūnus pasakojo taip graudžiai visas istorijas ir taip liūdnai, kad karalius su karalienė baisingai dėl jo pergyveno. O jaunojo karalaičio negalėjo pralinksminti niekas. Nei tarnai, nei juokdariai, nei netgi muzikantai groja ištisai. Net skanūs valgiai nepadėjo. Vieną gūdžią naktį, siaučiant netikėtai atūžusiai, siautulingai audrai, į pilies vartus pasibeldė kiaurai lietaus permerkta ir sužvarbusi mergelė. Įvedėsi sunkiais nešuliais apkrautą asiliuką. Tarnai atidarė duris, nustebę spoksojo nepažįstamąją, bet neįleido vidun. Netikėtai užklupta karališkoji pora, sužinojusi apie netikėtą naktį atvykusią viešnią, nusprendė ją priimti į savo rūmus. Priešais karalių ir karalienę, nors ir sušlapusi, nors ir sušalusi, stovėjo nepaprasto grožio mergelė, kuri turėjo nuostabiai gražias manieras, elgėsi labai kultūringai, mokėjo tūptelti ir labai gražiai šnekėjo. Jos judesiai buvo grakštus, laisvi, kaip tikros karalaitės. Paklausta, iš kur esanti, kas tokia, ji ir pasakė, kad yra iš tikrųjų karalaitė, pati viena keliaujant iš labai toli esančios šalies. Ji tik tai paprašė karaliaus ir karalienės nakvynės jų pilyje, šiek tiek maisto ir galimybės sušilti. Svetimšalė iš karto visiems patiko, bet labiausiai krito į širdį, aišku, karalaičiui, tad buvo labai svetingai ir nuoširdžiai priimta. Pavargusiai keliautojai buvo pakluta didžiulė lova. Pati karalienė prižiūrėjo, kad kambarinės patiestų net 20, įsivaizduoja, 20 pačių storiausių, pačių minkščiausių čiužinių. Patogesnio ir jaukesnio guolio neįmanoma būtų įsivaizduoti. O kai šie minkšti patalai buvo pakloti, karalienė liepė vienai kambarinių po apatinių čiužinių pakišti mažą mažutėlį žirnį. Mat nutarė įsitikinti, ar gražioji viešnia iš tikrųjų yra karalaitė. Ir kaip jūs galvojat, kodėl karalienė paprašė po apatinių čiužinių iš tų 20 sukrautų padėti vienai tarnaitei žirnį? O todėl, kad pasak karalienės tik tikra karalaitė pajus kietą žirnį miegodama ant tiek čiužinių. Va taip va. Kitą rytą pilies menėje buvo pateikti iškilmingi pusryčiai. Deja, viešnia, tariama karalaitė, neatėjo pavalgyti. Karalienė nuskubėjo į jos kambarį ir rado mergelę apsiverkusią. Ji buvo tokia pavargusi, neišsimiegojusi, žiovavo ir atrodė labai nepatenkinta nepatogia lova. Karalienė ir paklausė karalaitės, kasgi atsitiko, juk paklojom net 20 čiužinių. O ji piktinosi, jog naktį ją šitaip iškankino mažutėlį žirnis, kurį rado po 20 paukinių čiužinių. Dabar karalienė, kaip spėjate, jau nebejojo, kad jaunoji svetimšalė
tikrų karalių duktė. Tik tikros karalaitės oda galėjo būti tokia švelni, o kūnas toks jautrus, kad pajustų mažutėlį žirnį po 20 pūkinių čiužinių. Vienas ant kito sukrautų. Motina pasišaukė sūnų ir džiugiai sušnibždėjo, kad nakties viešnia yra tikriausia karalaitė. Tad karalaičiui jau niekas nekliudė prašyti svetimšalės rankos, nes ji buvo ir graži, ir protinga, ir dar karalių duktė. Taigi, kaip spėjate, netrukus buvo iškeltos linksmos vestuvės, į kurias sugužėjo daugybė svečių įvairiausių šalių. Visoje karalystėje džiaugsmas liejosi per kraštus. Visi žavėjosi jaunųjų poros šokių. Žirnis buvo įdėtas į auksinę dėžutę po krištolo gaubtu kaip prisiminimas porai. Ne kam kitam, o tik šitam mažutėliui žirniui karalaitis ir karalaitė turėjo dėkoti už laimingas tuoktuves. Na ir aišku, karalienės išminčiai patikrinti jauną naktinę viešnią. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems buvusiems drauge. Su jumis buvo Gyvos pasakos, na ir iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.